aš esu Justina. Esu čia su tėčiu, pačiu geriausiu tėčiu. Ir tiesiog trumpai papasakosiu apie savo gyvenimą. Ir pradėsiu nuo tokios istorijos, neseniai girdėjau, žinot, labai toks yra žinomas pamokslininkas Amelijoje Sperdžianas. Ir jis prieš pat mirtį, jis pasakė pamokslą iš 3 žodžių. Ir tai buvo 3 žodžiai iš sūnaus palaidūno istorijos, ar ne visi žino. Pabėgo berniukas, ištaškė gyvenimą, blogai grįžta atgal, nežino, ar tėvas priims. Bet žodis sako, kad jis jam dar toli esant, jis pamatė jį, bėgo, pribėgo, apkabino ir pabučiavo. Užmovė žiedą, aprengė. Ir Sperdžianas pasakė pamokslą iš tų 3 žodžių, kad tėvas jį pabučiavo. Ir pats Sperdžianas, kalbėdamas apie savo gyvenimą, jis sakė taip, kad sako, kartais aš taip patirdavau Dievo meilę, kad aš turėdavau jam sakyti, sustok, aš nebegaliu pakelti. Ir jeigu aš galėčiau pasakoti apie savo gyvenimą, tai aš sakyčiau, kad mano gyvenimas va toks. Aš kažkaip išgyvenau tą, kad Viešpats mane pasirinko, jis pripildo savo artumu, savo džiaugsmu, savo meilę. Ir kartais galvoji, nėra nei vienos priežasties ypatingo, tiesiog Dievas tave pasirenka ir jis renkasi tave mylėti, jis renkasi tau daryti gerą. Va, tai iš tikrųjų tas pirmas susitikimas su Dievu buvo, kai man buvo 8 metai. Mano mamytė nusivedė mane vyresnį brolį į bažnyčią, aš buvau vaikas. Aš neatsimenu nieko, ką aš supratau, bet aš atsimenu, kad aš gyvenau Dievu. Ir aš išėjau priekį, priėmiau Jėzų. Gal po tais pačiais metais turbūt gavau Šventosios dvasios krikštą, buvau vaikas, neatsimenu, ką supratau. Paskui atsimenu, eidama visada į bažnyčią su mama, atsimenu, jau buvau kažkur 11-okė, 12-okė, išgyvenau tokį labai įdomų patyrimą, aš išgyvenau, kad Dievas man sakytų, Justina, tu esi laisva, tu gali rinktis, kaip gyventi. Bet aš kviečiu pašvęsti savo gyvenimą mamą. Ir aš žinau, kad tai buvo pats geriausias pasirinkimas, ką tu gali pasirinkti, tai kainuoja. Iš tikrųjų, sekti paskui Dievą, iš tikrųjų daryti, ką jis tave kviečia daryti, nes kiti žmonės nesupranta to. Ir aš atsimenu, dar irgi 12 klasė einu į bažnyčią, kažkodėl viena nežinau, kur mama buvo, ir aš viduj tokį irgi girdžiu sakinį. Ir tas sakinys yra toks, Dievas man sako, pinigai niekada nebus tau stabdis, kad aš tave pastatyčiau ten, kur aš noriu, kad tu būtum. Žinot, vis tiek mes dar išeinant, tos santvarkos keitėsi, vis tiek esam tos stokos patyrę, kartais galvoji, kad, aš negaliu, ten nėra pinigų. Tai va, ir aš, jeigu dabar žiūrėčiau paskui tą 15 metų, aš galiu pasakyti, kad aš tą patyriau su kaupu. Ten, kur aš buvau, mane Viešpats išsiuntė, nežinau, buvau ten vienur Biblijos mokymuose Austrijoje, viskas apmokėta, buvau Anglijoje, visoje kitur. Paskui Viešpats mane pastatė į Jungtines tautas važinėti į Ženevą, ten sėdi su visais ministrais Ženevui. Tai ir supranti, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Jeigu tu pasirenki jį, tu pasirenki jam tarnauti, ką tai be kainuotų. Dabar 2 konkretus liudijimai iš paskutinių 2 metų, gerai? Konkrečiai, drūtai, tiesiai šviesiai, praktiškai. Praeiti metai mums buvo labai sunkus mūsų šeimai. Turbūt daugelis žino, mano mamytė, nuostabi mama, nuostabi žmona, ji sirgo vėžiu ir iškeliavo. Čia buvo praeitų metų, jau truputį metai su trupučiu. Ir aišku, tas laikas kažkaip buvo palaiminta, kad mes galėjom tiesiog būti kartu su ja. Ir buvo beproto sunku matyti silpstantį kūną. Bet aišku, aš turėjau tokią ramybę, nes aš žinojau, kad ji išeina būti su Viešpačiu ir tas labai jautėsi tame Dievo kažkaip ir tame. Tai tas buvo džiugu ir iš tikrųjų ir aš atsimenu, kada ji iškeliavo, aš turėjau tokią, aš nemoku pasakyti, aišku, tai buvo tas, ta netektis, tas skausmas, bet aš turėjau tokią ramybę ir aš žinau, tik ji iškeliavo, aš tada grįžau atgal į Kauną, kur gyvenu su šeima bet man buvo toks jausmas, kad ji mane mato. Aš galvoju, kaip čia dabar mato, aš tik perverčiu Bibliją mano mintyse, mano elektroninę Bibliją. Tada prisiminiau tokią eilutę iš Hebrajams, kur sako,
yra Hebrajams 11 skyrius apie tikėjimo didvyrius. Ir tada sako, kadangi tie visi tikėjimo didvyriai, jie nubėgo savo tikėjimo kelionę, dabar sako, jūs apsupti tokio didelio liudytojų debesies, toliau bėgite tikėjimo kelionę. Ir aš supratau, kad tie dabar tikėjimo didvyriai, va ten mus stebi, kaip mums. Tai va, bet vis tiek aš tą supratau protu, kad ji mus mato, jis su viešpačiu, bet tas netekties skausmas jis buvo. Nes natūraliai mirtis niekada nebuvo Dievo planas. Ir iš tavęs atimta tai, kas tai yra brangu, tai yra tau parama. Ir aš esu kokius metus, aš esu mama, 3 vaikų mama ir su savo tais leliukais kažkaip eidavau ir tiesiog verkdavau, eidavau Kauno gatvėm ir kažkaip verkdavau, nes rodo iš manęs atimta tai, kas buvo mano, ir tai buvo brangu, ta bendrystė, kada tu tiki, tu gali kartu melstis, dalintis. Ir tai kažkaip metų vidury, čia praeitą vasarą, atsimenu, kad bažnyčiai mano vyras pastorius, šlovinimo metu tiesiog šlovinu ir šlovinant aš tokį paveiksliuką pamačiau. Ir tas paveiksliukas buvo toks, aš tiesiog mačiau, kad lyja lietus ir mačiau save šokančią ir supratau, kad tai buvo šventosios dvasios lietus. Ir man iškilo ta eilutė iš Jono Evangelijos, kur Jėzus sako, aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, bet atsiųsiu guodėją. Ir aš taip, ups. Aš pamiršau, kad mums viešpas davė šventąją dvasią kaip guodėją. Šiandien sekminės, ne, mes prisimenam, kad viešpas sako, kaip pildyti mano dvasios. Ir aš taip, wow, ir tada taip buvau, ir tada aš taip, o šventoji dvasia, tai guos mane. Ir galvoju, kaip dabar ta šventoji dvasia mane paguos. Ir dar po kokių 2 mėnesių sumigdžius vaikučius, irgi pati pietų būtinai nuo miegu ir sapnuoju. Sapnuoju vieną iš savo pastorių Kaune, su kurio daugelį metų tarnavau po juo. Ir sapnuoju tą pastorių ir jis jau netoli 60, man kaip tėvas. Ir jis ateina pas mane, jis man pasako 2 sakinius. Tame sapne, jis sako taip, sako, tu esi labai lauktas vaikas. Ir tai sako, aš tavimi džiaugiuosi. Po 2 dienų sapnuoju savo tėtį. Irgi sapnuoju sapną. Tėtis ateina pas mane ir jis sako, Justina, aš tau noriu kai ką pasakyti. Ir jis sako, aš tave labai myliu. Bet tada po tų 2 sapnų, žinot, ką aš supratau? Aš supratau, kad mane aplankė mano dangiškasis tėvas. Jis naudoja tuos paveiksliukus, kad aš suprasčiau, ar ne? Ir aš supratau, kad Dievas tėvas aplankė mane ir sako, žinai, tu nesi našlaitis, aš esu su tavimi. Aš džiaugiuosi tavimi, tu esi lauktas vaikas, aš tave be galo myliu. Tai va tai buvo tie metai, kaip tikrai viešpas kažkaip jis pagodė, ta netektis jį yra, bet kažkaip tada buvo viešpatė, aš dėkoju tau už tavo paguodą, ar ne, kad mes esam godžiami viešpatės. Tai va, tai toks vienas liudijimas ir aš žinau, kad viešpas godžia ir brolį, ir tėtį. Ir kitas labai toks irgi praktinis liudijimas, visi suprasit, mes metų pradžioj su vyru gavom pakvietimą išvažiuoti studijuoti Biblijos mokyklą Amerikoje. Tai va, tai toks didelis tikėjimo žingsnis, bet taip labai džiaugiamės ir toks dvasinis atsigavimas, ir girdėti žodį, ir visa kita. Tai va, tai labai džiaugiamės, ir viską finansus sudėliojo, viską sudėliojo, žodžiu. Ir atsimenu, mes tik atvažiuojam, ir toks didelis Dievo aprūpinimas, visa kita, pirmas mėnuo. Ir mes jau po truputį žiūrėjom pirkti automobilį, nes ten be mašinos nieko. Į parduotuvę tu negali nueiti. Nes ten yra toli, nėra ten, tiesiog taip yra išplanuota infrastruktūra, negali. Ir antras mėnuo, mes dar tik tai va, žiūrim. Ir naujas klimatas mano vaikučiai susirgo. Susirgo mano mažytė dukrytė, jai 1,5 metukų. Ir mes čia užregistravom pas gydytoją, bet nėra kaip nuvežti, suprantat, ir ten paprašiau, negali. Ateina naktis, turėjom atšaukti gydytojo vizitą, ateina naktis, dukrytė negali miegoti, nesunku jai kvėpuoti. Man nerva, žinokit, aš visą naktį pykau, žinokit, ir taip galvoju, viešpatie, mano konkretus poreikis. Suprantat, aš turiu nuvežti vaiką pas gydytoją, nėra kaip, nes mes dar neturim mašinos. Ir aš pykstu ant Dievo, aišku, pykstu ant vyro, galvoju, kaip čia dabar suprantat, objektyvus poreikis ir jis neatsakytas tuo būdu, tuo laiku, kai man atrodo, tas turi būti padaryta.
Tai užžiau, visą naktį užuot, kad meldosi, kitą dieną susilaukiam skambučio iš vienos šeimos, pastorių šeimos ir sako, žinot, mes norim jums padovanoti automobilį. Ir žinot, man tik tai aš tik taip susigėdau ir taip jaučiausi, galvoju, vat viešpatie būčiau palaukus vienos dienos. Ne? Po 2 dienų naktį prasibundu ir tokį jaučiu viešpatės kvietimą melstis. Ir mano vyras labai maldingas žmogus, jis dažniausiai meldžiasi naktį. Ir tu jauti tada, kad tą kvietimą, kada jauti viešpats kviečia tada melstis, jo artumą. Tai va, tai tą naktį prasibundu, jau pradedu melstis, čia po 2 dienų po to savo kaip ūžesio. Va, melžiuosi ir girdžiu 2 sakinius. Žinau, kad viešpats kalba. Girdžiu vieną eilutę iš 1 Jono laiško, kuris sako, o jūs statidinkite savo tikėjimą, nuolat melsdamiesi šventojoje dvasioje. Girdžiu pirmą tą pusę. Jūs statidinkite savo tikėjimą. Antrą sakinį, kurį girdžiu, tu neparodai mano šlovės. Ir žiūrėkit, aš ką supratau, kad viešpats ateina pas mane ir sako, žinai, Justina, va čia buvo tavo tikėjimo išbandymas. Bet šį kartą tu neišlaikei jo. Ir tu neparodai mano šlovės. Nes tu nepasitikėjai, kad aš esu tas tėvas, kuris aprūpino. Bet sako, aš nenoriu, kad ateityje, nes bus daugiau tikėjimo išbandymo. Statydink savo tikėjimą. Statydink savo tikėjimą. Ir labai įdomu, kad aš girdėjau tos žodžius, tame nebuvo nei kruopelės pasmerkimo. Viešpas, jis netėjo su pasmerkimu, jis atėjo su tokiu, tą tėvišką meilę, kuris sako, žinai, statydink savo tikėjimą. Ne? Ir aš paskui mačiau, aš galvoju, Dieve, iš tikrųjų, kaip mes atiduodam tau šlovę, kad yra tos situacijos. Ir dažnai jų būna, ir toks yra gyvenimas, kada kažkokie poreikiai neatsakomi tokiu būdu ir tokiu laiku, kada tu norėtum, ar kažkokie kiti dalykai, ir tu turi tiesiog eiti. Ir aš galvoju, Dieve, kaip viešpats trokšta, kad mes jį pašlovintume tais tamsiais momentais. Nes yra, kada tu nematai išeities, situacijos nevyksta taip, kaip tu nori, kad vyktų, bet tu sakai, Dieve, tu esi geras. Aš pasitikiu tavim, tu darysi gerą, aš išeisiu kaip nugalėtas, tu esi geras, tu esi nuostabus. Aš dabar, aš nežinau, kaip išsispręs, situacijos nevyksta, aš renkuosi tau dėkoti. Aš šiandien renkuosi tave šlovinti, aš šiandien renkuosi tave girti, tu apsipi mane gyriaus rūbą, ar ne? Ir mes atiduodam jiems šlovę. Ir aš su tokia įsivaizduoju, kaip tokiam momente. Dievas dangui sukviečia angelus ir sako, ateikit. Ar jūs matot va šitą mano sūnų? Ar jūs matot va šitą mano dukrą? Va šitoj tamsoj, ta prasme, neužtikrintume. Sako, jis man duoda šlovę. Ir aš galvoju, ir aš paskui ir galvoju, Dieve, aš noriu gauti tą tikėjimo vainiką apdovanojimo. Nes tu išlaikei savo tikėjimo kelionę, ar ne, pradėjau nuo Hebrajams 12:1 eilutės, ar ne, kad mes bėgam tikėjimo kelionę. Kai kurie jau nubėga. Ir kada mes bėgam tą tikėjimo kelionę, kad bėkim taip, kad mes gautume apdovanojimą. Ne iš viešpatės. Amen? Amen.